Labą dieną, mėly bičiuliai, palaikytojai ir oponentai. Šiandien valstybinėje televizijoje labai daug skiriama dėmesio geros kaiminystės forumui, jo veiklai, labai dažnai minimos mūsų pavardės. Ir iš vienos pusės mes esam dėkingi, nes reklamai pinigų neturim ir negalėtume jos nusipirkti. Iš kitos pusės kyla klausimas. LRT valstybinė televizija. Valstybė. Kas tai yra valstybė? Valstybė tai yra žmonės, visi žmonės. Šiapus ekrano, anapus ekrano. Valstybė tai mes visi. Ir kada LRT forumas, laida iš laidos, narsto mūsų kaulelius, mums kyla klausimas. Ar jie galvoja, kad mes tai ne valstybė, kad mes tai ne šios šalies piliečiai? Ir ar garbinga yra kalbėti už nugaros? Jei jūs būtumėt dori žmonės, nebijantis dialogo, išgirsti kitos nuomonės, padiskutuoti, tai tikriausiai pasikviestumėte mus, užduotumėte klausimus, leistumėte mums atsakyti. Dabargi jūs vykdote kažkieno užsakymą, nes iš konteksto yra ištraukiami žodžiai, prie jų sumontuojama norimas vaizdas ir pateikiama taip, kaip reikia jums. Jūs netgi teigiate, kad geros kaiminystės forumas vykdo kažką blogo. Tai yra netiesa. Geros kaiminystės forumas buvo sukurtas po labai nemalonių įvykių, kuriuos inicijavo mūsų valdžios žmonės. Pirmas dalykas, 14 metai ponas Vytautas Landsbergis svetimos šalies teritorijoje rėkė. Maidan pavsėj Ukrainė. Kėlė maištą. Ponas Butkevičius nesigėdino pasakyti, kad jis buvo Ukrainoje ir jis yra revoliucijų specialistas, spalvotų revoliucijų. Gerai apmokamas, jis taip teigia. Toliau kitas įvykis, kada mes bandėm kažką nemalonaus, negero padaryti į mūsų kaimynų baltarusių pusę. Kelias, kurį finansavo neaišku kas, neaišku kokiuo tikslu, ten vėlgi stovėjo mūsų valstybiniai žmonės, atsakingi už visą valstybę, susikibę už rankučių ir rėkė, kad neva Baltarusijoje kažkas negerai. Ką jie darė? Jie inicijavo konfliktą Lietuvai. Ir vienu ir antru atveju jie inicijavo konfliktą. Tai tam, kad vyktų diskusija, lygiavertė diskusija, jūs turėtumėte padėti savo baimės į šalį, jeigu tai leis padaryti jums jūsų valdžia, jūsų administratoriai, tie, kurie maitina jūs iš delno, ir jūs turėtumėt garbingai pakviesti mus į diskusinę laidą, ne vieną laidą, nes tiek, kiek jų padarėte už mūsų nugaros, nesilaikydami nekaltumo prezumpcijos, tai manau užtektų kelioms byloms. Bet geros kaiminystės forumas tuo ir skiriasi, kad jis yra geros kaiminystės forumas. Ir jeigu visą laiką pilstytis purvais, tai niekada neprieisim bendro taško sutarties sutarimo, kada pasakyti stop ir pasiimti švarų lapą. Bet jūs jo ir nenorite, nes jūs visą laiką primenate tremti. Trėmė. Tai buvo tas laikas, bet paskui žmonės bandė gyventi, nebepurtbindami vieni kitų, neniekindami. Jie statė gamyklas, namus, jie kūrė šeimas, jie bandė išsivaduoti nuo tų nereikalingų emocijų ir tapo vieni kitiems bičiuliais, broliais, gerais kaimynais. Tai tiek atsakymui LRT. O kitas dalykas yra, kai mums žiūrovai, tie, kurie mūsų nepalaiko, bet jie žiūri mūsų laidas, tai jau yra gerai, tai jau yra žingsnis dialogui, rašo mums įvairiausius komentarus su keistokais klausimais, keistokom pretenzijom. Kodėl geros kaiminystės forumas nedaro to, ar ano, ar kito? Atsakymas vienas. Geros kaiminystės forumas turi savo misiją, taikos nešimo misiją.
Mums svarbu, kad kuo greičiau vyktų dėrybos, mums svarbu, kad Lietuva netaptų karo zona. Mes to labai norime. Bet drįstu priminti, kad geros kaiminystės forumas yra nevyriausybinė organizacija, kuri visus savo gerus ir svarbius darbus atlieka savo laisvalaikio ir savo lėšomis. Bet, mielieji, mes turime Seime poziciją ir opoziciją. Tiek vienų, tiek kitų rankose yra galingi svertai. Dabar palyginkim mūsų geros kaiminystės savanorio darbą. Jis eina į darbą, kažkaip rūpinasi šeima, nori turėti pajamų, gyvena savo gyvenimą ir didelę dalį savo laiko arba visą savo laisvalaikį, skriaudama šeimą, atiduoda darbui geros kaiminystės forume. Atiduoda darbui tam, kad žmonės pasiektų informaciją. Jis tai daro, nes jis tuo tiki. Bet skirtingai negu Seimo narys, jis neturi to atlyginimo, kurį ką tik jie pasikėlė. Jis neturi padėjėjų, kurie lydekai paliepus paskirščius darbus dirba už tave. Apmokami padėjėjai, jie dirba, stengiasi, nes nuo to priklausys jų darbo vieta. Jis neturi nemokamo transporto, ką turi Seimo narys. Jis neturi galimybės turėti nemokamų salių visose Lietuvos vietose, ką turi Seimo narys. Seimo narys nuvažiavęs į savivaldybę, visada gaus kultūros namus ar kitą salę, kultūros centro, savivaldybės salę, susitikimui su žmonėmis. Jis visą tai turi. Jis kiekvienoj seniūnijoje gauna nemokamą salę, jeigu to nori, susitikimui su rinkėjais. Ir šita opozicija, kuri turi visas sąlygas įtakoti permainas Lietuvoje, visas sąlygas įtakoti. Įtakoti galima ne vien sėdint Seimo salėje. Suprantu, ten yra dauguma ir mažuma. Įtakoti galima važiuojant, susitinkant su rinkėjais kiekvieną savaitę, kiekvieną savaitgalį. Jei tu širdyje esi Lietuvos patriotas, tai tu tai padarysi, eisi ir sakysi žmonėm yra blogai, tai, ruošiama tas ir tas, mums reikia gintis. Mums reikia gintis nuo šulinių apmokestinimo, nes kiekvienas lietuvis tuoj savo kieme nuo neatmenamų amžių turėję šulinį nebegalės nemokamai pasisemti kibiro vandens. Aš noriu Jums pasakyti, kad mes turim priversti, jeigu ne poziciją, kuri tarnauja visiškai kitai santvarkai. Jinai paklusni Europos Sąjungai ir Lietuva jiems nelabai svarbi. Bet tą vadinamą opoziciją mes turime priversti dirbti, nes jie turi visas sąlygas. Tai vat palyginkit geros kaiminystės forumo žmonės, kurie visą tai daro savo laiku, jie neskaičiuoja šeštadienis, sekmadienis, rytas, vakaras, naktis. Vien tai, kokį krūvį paskutinę savaitę aš atlaikiau po to, kai mano telefono skambutį buvo tiesiog akcija pravesta, kad skambinti bet kada, dieną, naktį, 12 nakties, 1, 2, 3. Taigi padirbėjote, kad aš neturėčiau ramybės. Nieko tokio. Mes atlaikysim, nes mes tai darom iš tikėjimo, kad galima pakeisti, galima padaryti. Mėly mūsų komentatoriai, prieš reikšdami pretenzijas mums, prisiminkite, kad jūs turite savo išrinktą Seimo narį. Dar kartelį primenu, kuris gauna puikų atlyginimą, turi galimybę nemokamai nuvykti į bet kurią Lietuvos vietą, turi nemokamas sales susitikimams, turi dar papildomų ten visokių prezentacinių lėšų, net ir arbatėlį jūsų susitikimo metu. Priverskite jį atvykti į jūsų miestelį, į kiekvieną kaimelį, taip kaip jie vyko tuo met, kai norėjo būti išrinkti. Tiek Ąžuolas, tiek Puidokas, tiek visi kiti, tiesiog nenoriu minėti pavardžių ir ponas Kepenis, kurie taip jau už Lietuvą dėl Lietuvos. Jūsgi galite suvienyti žmonės. Jūsgi galite net ir geros kaiminystės forumai padėti ir savo dalyvavimu suteikti mums nemokamą salę ir nemokamą galimybę sukviesti auditoriją. Jūs nieko nedarėte, jūs nieko neremėte. Jūs galite rėkti apie tai, kad Lietuvoje yra pažeidžiama žmogaus teisės, pažeidžiama demokratija, žodžio laisvė. Bet ir to jūs nedarot, jūs labai saugiai sėdit kažkur pas save
ir neduok Dieve jūsų nepalėtė, nes švenčionienė ir švenčioninė jūs visai ten kirčiuojate, yra liaudės priešas. O kodėl jinai liaudės priešas? Dėl to, kad jinai sako, kad taika reikalinga. Svarbiausia reikalinga taika, o po to jau mes išspręsim viską. Nes jeigu bus karas, tai mums jau neberūpės niekas, tik išsaugoti savo ir savo šeimos ir artimųjų gyvybės. Tai va, LRT forumas. Jeigu jūsų kažkur ten giliausiai kažkur, aš net nežinau, kur ieškoti pas jūs garbės suvokimo. Jeigu jo yra ten nors menkiausias lašas, tai nei viena diskusija apie mus negali vykti be mūsų. Negali vykti be mūsų, nes jūs mūsų neklausėte. Jūs interpretuojate mūsų atsakymus taip, kaip jūs norite. Jūs nesuteikėte mums teisės, bet suteikėte savo teisę mus murgdyti. Ateis laikas. Tas visas dumblas, kurį jūs paskleidėte, jis liks, žinokite. Ir nieks be jūsų jo neišsems, jums reikės ateiti patiems ir jį išsemti, nes pokyčiai vyksta. Žmonės jau nebenori būti tokie, kokie buvo anksčiau ir nebenori tikėti jūsų melais. Tai tiek, mielieji LRT, nežiūrint visko, geros kaiminystės formas, teigia, kad mes esam tie, kurie nekerštauja, tie, kurie ieško dialogo, tie, kurie kalbasi, bando ieškoti bendrų sąlyčio taškų su visais, nes Lietuvoje žmonės turi būti vieningi, turi būti vieni šalia kitų taikoje ir meilėje. Ir tai yra mūsų siekis. Nepamirškite to.